Labas visiems. Šiemet daug dalykų įvyko. Norim šiandien pašnekėti apie tai, kas 25 metais pasikeitė technologijose. Ir šiandien bus visiškai kito formato laida. Be jokių rubrikų, be nieko. Tiesiog retrospektyviai norim pažiūrėti, kas buvo, ko nebuvo, kas gera, kas negera. Kai ką pakeiksim, kai ką pagirsim. Vis laiką viskas prasideda nuo AI-us. Tokie tie metai buvo. Viskas apie jį. Metai, daugiau nieko. Ai. Nuo įrankio prie operatoriaus. Ką labai tikėjosi ir čia mačiau ne vieną bandymą, kur labai daug kas tikėjosi, kad, žinai, turėjau čia GPT kažkokią, tą generatyvą tekstą jis man kurdavo, o dabar užduosiu užduotį ir pelė pati vaikščios, viską darys, veiks kaip operatorius. Šiais metais OpenAI buvo paleidęs tą modeliuką už 200 eurų per mėnesį. Jeigu jis tokiam kaip lygiai kaip dabar yra, jis nenaudojamas yra. Ta prasme, mačiau keletą testų, kur žmonės privertė jį suveikti teisingai kažkokioj mažoj tenai užduotį, kaip ten, nežinau, užbookink man ten, surask informaciją internete, užbookink kalendorių, įdėk kažkokį evento info, tokį gali, bet didžiąją dalim atveju tai veikia taip tragiškai. Prasme, tu ten gali, tu per Barborą gali produktų užsisakyti, bet paprašysi recepto zrazui, tai tau atveš, nežinau, šaltibarčiam jo. Tai visiškai. Žiūrėjau su savo interpretacija mane ir dar tą užduoties atlikimą jis sudėtingai daro, ne? Tai va, sekant toliau, realiai sekantis trendas, klaidos, ne? Haliucinacijas. Visi pagaliau po 3 metų suprato, kad AI klysta. Bet jis toks yra by design. Jis yragi baisiau už ištikimiausią šunį. Jis bandys tau įtikti, pasakyti atsakymą, kokio tu nori. Mane nervina, kai paprašai kažkokio kodo skripto, jisai tau duoda, po to sakai, nėra tokio dalyko. Jo, aš šitą kaip pavyzdį tik daviau, jisai ir neturi veikti. Oh my fucking god, aš nepavyzdžiu, prašiau. Bet tai čia kiek reikalingas yra tas kritinis mąstymas ir tas sąmoningumas, ypatingai susiduriant su haliucinacijom AI-us. Kad tu turi ištisai kvestionuoti, tu turi žinoti dalykus, kad juos gautum teisingai. Tu negali nežinodamas gauti tinkamą informaciją ir jos nepatikrinti. Aš šiaip nebandžiau, bet aš galvoju, reikia pasidaryti prompto šabloną. Tiesiog pačioje pradžioje. Žiūrėk, man reikia ne pavyzdžio, man reikia tikro, patikrinto ir išdėstai viską, ir tada jau ko reikia rašai. Tai čia agento kūrimas, žinai. Instrukciją duodi, kad tau, žiūrėk, aš tau daviau, ne, čia tik pavyzdį daviau. Tu gali instrukcijus įsirašyti, kai svildai tau tokius duoti. Jis negali, nes nemoka pinigų už. Jau vagiuks esi. Ten Copilotą gali pasidaryti. Galim, bet... Kiekvieną kartą labai skirtingų dalykų, kai reikia. Jo, kitas tik norėsi, bet yra kažkokie vis tiek basikai, kad, žiūrėk, tu man turi daryti, sakyti, ta prasme, duoti info taip ir kažkokie visą laiką atsikartoja, tai jo, realiai galima pasidaryti. Bet žmonės žiūriu iš to AI-us, man toks, žinai, virsmas šiais metais, kad atrodo, kad jie pradėjo tikėtis, kad, tos klaidos tiesiog dings. Ir pradės tai veikti visada teisingai, visada gerai. Bet nėra taip. Ir tas AI čia vis tik protingesnis, vis modelis vienas už kitą greitesnį, kaip klydo, taip klys. Toks yra. Taip. Ir nežinau, kur tas veda. Galvoju, gal žmonių lūkesčiai yra per šiuos metus pasikeitę, kur seniau, kai buvo, nežinau, prasidėjo visas tas AI dažniausiai naudoti, kur buvo GPT 3.5 ir 4o modeliai, ne? Jie buvo gan neblogi, tas 3.5 toks pusiau durnelis, kur prie ne visos, prisiminat laikai buvo, kai prie ne visos info internete prieidavo, kur ten, sveiki, aš čia iki 21 metų rugsėjo tik tai turiu duomenis. Dabar tais, nėra real time, bet prie daug daugiau prieina tų klaidų mažiau, bet žmonių lūkestis turbūt tai buvo, kad tų klaidų mažėjant, kad jos iš vis išnyks, bet taip negali būti. Aš tai galvoju, kad šita tendencija tokia aiški pasimatė, kad vis daugiau žmonių pradėjo naudotis. Kai mažesnis ratas žmonių naudojusi, kai buvo dar pati pradžia, kažkas neprieina prie to, kažkas
kažkam per sudėtinga atrodo, kažkam ai čia ne man ir panašiai. Truputėlį gal kita kategorija žmonių naudojasi, gal jie, žinai, tos promptus kūrė kitaip, nu, tiesiog vertino kitaip tą informaciją, o kai atsirado taip visiškai plačiai prieinama ir naudojasi visi, kas netingi ir kiek netingi, ir tų komentarų visur, ant kiekvieno kampo yra, kad ir čia nusišnekėjo, ir čia nusikalbėjo, ir čia netinkamai info davė, arba kaip tik priima viską labai už gryną pinigą. Tai aš galvoju, kad tiesiog išsiplėtė ratas vartotojų labai ir dėl to šitas tokia tendencija atsikartoja. Jo, išsiplėtė ratas, bet jūs neįsivaizduojat, bet kokiuose mokymuose, kur nors parodyk kokį nors promptą ir kur AI jūs sufeilina. Ir masinė orgazmo terapija, ta prasme, žmonės tokie patenkinti palieka, kad jie pamatė, kad tas AI jūs dar jų nepakeis ir kaip iš čia suklydo ir kad žmogus vis dar protingesnis. Nu tai jau būna, tu matai. Čia tas pas kaip žiūrėt compilationą, kai robotai eina, griūna, kliūna, laiptai slipa ir visai kitaip vartosi. Tai va čia ir vienas iš geresnių. Būdavo compilation, kaip žmonės krenta griūna. Dabar jau kaip robotai krenta griūna. Šnekant apie robotus, šiais metais matėt girtarusų robotą? Ir tą pačią dieną, ten šiaip buvo ne šiaip ta diena parinkta, tą pačią dieną amerikiečiai pristatinėjo ir pristatinėjo kinai. Tai kinai ir rusai. Kaip senais laikais būdavo anekdotai, kur ateina rusas amerikietis ir vokietis į barą. Tai čia panašiai pristatė 3 robotus. Rusai, amerikiečiai ir kinai. Rusų matėt, snukiu į žemę. Ir feilas net nedidžiausias, kur jis krenta, nes 2 bičiai ne šiaip šalia jie tikėjosi, kad jis įkris. Bet dar 2, kur bėgo ir skuduro tempė, kad uždėkti, net skuduro tiesiai nesugebėjo ištempti. Bet jau pasiruošę, buvo, žinai. Klausimas ne ar nukris, o kada nukris. O kinai, amerikonai irgi tam fainas robotus, o kinai, kai pristatė, tai kad įrodyti, kad ten juda ne žmogus, turėjo prakirpti audiklą, parodė, kad koja ten metalinė, kas vis dar nieko neįrodo, gal jisai su viena metalinė koja, bet atrodė visiškai kaip žmogus. Geras. Tai va, ta robotika visiškai kitam lygmenį, bet jinai irgi tokia, man atrodo, kad atėjom į 25 metais robotika tapo irgi be kažkokio tolimesnio intelekto, kažkokios mandros programos sujungimo, jie yra riboti. Nu, ką tu iš tos mechanikos daug išlauši? Nu, kas iš to, kad jinai juda? Kaip tą protingą judėjimą padaryti? Bandoma, tai gamybų yra, pilna, kur, kaip sakant, paimk čia, padėk čia, paimk čia, prisuk tą. Tokių, kaip sakant, būtent tam darbui padaryta. Labai stipriai eina link to, kad vienas robotas, bet daug skirtingų panaudojimų gali būti. Nu tai gamyboje dažniausiai iš jų ir tikisi ten panaudoti. Nu taip, bet jeigu tą ranką tik sugeba paimti ir kažkur perdėt, pažiūrėjau, vienos linijos ant kitos. Norėtųsi, kad jinai daugiau kažką galėtų paimti, apversti aukštyn kojom, pasukti kaip nors, kad ten eitų galvą pakeisti, pavyzdžiui, kažkokią ten. Tokį dėžių. Iš pliuso į minusą. Dėžių manipuliatorių, kur paima, atvažiuoja robotas, nuskanuoja etiketę, ant konvejerių užvažiuoja dėžė ir nuveža dėžę į tam tikrą celę, į tam tikrą vietą, kur jinai turi būti, aš mačiau jau... O yra Amazono sandėliai ten jau 20 metų atgal aš pats tokį turėjau vieną įmonį. Tai joks nestebuklas ir joks ten neįėjus. Bet apie kokias tu multifunkcijas kalbė? Kad surinktų daiktą, kažką protingesnio padarytų. Nežinai, paėmiau, padėjau. Tu nusipirki vieną roboto ranką, bet ką gali daryti. Butelį atidaryti, butelį uždaryti, paimti, pakratyti, uždėti, mašinos duris, kad vienas daiktas daug galėtų panaudojimo funkcijų. Kaip apie maisto laidą, kur darėm, kad nebūtų kur hotdogą kišo, kur dabar ne. Jo, kalbant apie robotus, robotaksi šiemet žiauriai užtrendina, išpopuliarėjo. Kur? Kur Amerikoje, Kinijoje pagrindinės šalis, Europoje žiūrėjau, kitais metais pradės atsirasti jau UK, taip toliau. Tai pats, ta prasme, važiuoju. Bet žodžiu, žiūrėjau, kokie dabar skaičiai. Šiais metais visa ta rinka yra įvertinta 4,4 milijardo dolerių. Okay. Per 10 metų žada, kad apie 130 milijardų dolerių ta rinka bus verta.
Gal netgi investuoti nereiktų, jeigu akcijas eina pirkti. Bet žodžiu, kokia esmė yra? Esmė, kad robotaksi, tu žiūrėjau video, ateina žmogus, kaip sakant, įsikviečia taksą, kaip va, Boltą įsikvieti, tau atvažiuoja be vairuotojo, tu įsėdi ir te veža. Bet vis tiek bus kokia Yra limitacijos, yra kuriuose miestuose te gali, žinai. Sustabdė policija tokį taksi ir atėjo prie vairuotojo ir nėra vairuotojo ir tu nebežino, ką daryti, apsisuko policininkas, nuėjo mašiną, nuvažiavo, žinai, ir ta prasme. Nu, o ką, o kaip tai toliau? Amerikoje Waymo kompanija 250 000 mokamų vežimų atlieka jau. Mokamų, tai reiškia, kad vartotojai moka. Čia greičiausiai spėjau Kaliforniją, kaip visada. Miestų tiksliai nežiūrėjau, kokiuose veikia, bet, tikrai ne vienas miestas ir bet tiesiog, kokie kiekiai. 250 000 per savaitę. Lietuvoje iš vis tiek įvyksta, kažkai kelionių per savaitę. Gal. Bet, su kuo sulyginti, žinai, bet man atrodo, čia nemažas skaičius jau. Nemažas. Bet įdomu, ar yra koks nors programėlė, kur įsėdi į tą vairuotoją, nėra, bet iš garsiakalblio garsas sieną. Žinok, čia mano nepagrindinis darbas, aš šio laikinai. Turėtų toks būti, ne? Jo. Dabar šiais laikais viskas tapo jai. Kaip pasakau, kai buvau vienoje konferencijoje, nuvažiavau, nežinau, 400 produktų, gal 500 produktų vienoje vietoje. Bandžiau ieškoti per 3 dienas konferencijos, ar yra nors vienas produktas, kuris nėra AI powered. Neradau. Neradai, ne? Viskas yra AI powered. Ir telefonuose, taigi į procesgi irgi AI įkišo, ne, šiais metais. Ir toks, daug AI funkcijų gali veikti be interneto, lokaliai device jau, nežinau, technologinis pokytis, bet nežinau, tas telefonas be interneto, kam jisai gali būti. Šiaip ant šito baisiai eina ir netgi Nvidia dabar išleido pavadinimo kompiuterį, kuris gali ten grinai AI modelius tavo palaikyti stipriai. Okay. Irgi tos naudoja, Blackwell, tuos čipus naudoja naujausius ir jisai grinai pritaikytas, AI tavo pasikurt, kad galėtum kažkokius agentus. Čia kaip tik irgi šiemet išleido tokį kainą apie $3,000. Geras. Ir gali savo modelį kažkokį ten neįspaudingai didelį, bet iki 200 milijardų ten apgalvojimus gali ten padaryti. Kuo telefonuose fainas tas virsmas, technologinis, ne, jau tas, pažiūrėjau, nuotraukų pagražinimas, kad tu gražesnė realybė matytum, seniai jau buvo, ne, bet dabar real-time pokalbių vertimai, kameros kompozicijos, jeigu esi visiškai toks, kuris, kuriam reikia pagalbos, atliekant, sakykime, tokius, nesi tu fotografas ar video kūrėjas, tai tau čia yra labai didelė pagalba. Jo, ir ta prasme, tu gali pakankamai profesionaliai nufilmuoti, nufotkinti, būdamas, visiškas paprastas, nieko. Jo, ir dabar pagalvoju, kad čia influenceriam tokie, žinai, labai didelė atsiveria galimybės didelės, nes jiems pastoviai reikia kažką paustinti, filmuoti, dėti, stories kurti, tai čia pagalba labai didelė. Žodžiu, telefonas nebe kamera, o studija ir vietoj režisieriaus įėjus. Kompai su raumenim. Ar pastebi, kas kitaip šitam kompe? Pirmą kartą jau realiai pradėjo by default eiti Copiloto mygtukas. Ai, tiesa. Vietoj antro Windows'ų klavišą turim Copiloto mygtuką ir dirbtiniam intelektui nuo šiol turi mygtuką, kur paspaudi ir geras. Gali kalbėti. Apple Intelligence Europoje taip ir nenuskambėjo, nes nieks neleido, reguliuoja bla bla bla. Šnekėjome jau, kad jie dabar pirks Gemini'ų ir jiems bus galvelį nuleidus reikės tas funkcijas deliverint, bet tas Copilotas šiais metais visai, nors visi jau šamanai keikia Copilotą, bet man tai jis dabar visai pusė velnio būkliai, tokiam kaip darbinis įrankis, kur jeigu darbas duoda, ko ne, chatas visai neblogai veikia. Bent jau dėl domenų gali nebijoti. Jo. Šiaip tai apie ją kalbant irgi, šiemet, kas labai padarė pažangą, tai AI overviews. Tai čia yra, kai tu į Google arba į Bingą, į paiešką kažką įvedi ir tau duoda visą tą atsakymą, tokį sukramtytą, sugeneruotą, jisai
tas visas overviews šiemet yra, kaip sakant, sprogęs visiškai. Bet jis kaip prasidėjo veikia kaip vis laik tragiškai, bet dabar Google'as sutvarkė ir veikia gerai. Aš praktiškai pakeičiau savo įprotį googlinti. Nes pastebėjau viršui, ne, iššoka toks trumpas aprašymas. Tai jie dalis rauto nusineša, kartais eidavai kokią nors klausimą užduoti į ChatGPT, o kartais eidavai googlinti. Bet dabar man sunku paaiškinti, kurią dalį, bet kartais būna, kad tu nori užduoti greitą klausimą ir neit per šaltinius ieškoti, kad ir per pirmus 3 linkus. Bet tu nori gauti atsakymą. Ir tiesiog googlinant, tu gauni AI-aus atsakymą ir jis būna tikrai labai neblogas. Ypač jeigu ieškai kažkokios statistikos, dar kažko, labai greit randa ir labai man patinka, kaip su... Bet kaip man baisu darosi, tau, kaip sakant, tie atsakymai dabar yra aktualūs. Bet žmonės pradės formais nebesinaudoti, Redditą nebepaustint, Stack Overflow šis jau mirštantis ten jau yra. Tau reikės kažkokio atsakymo. Iš kur jisai paims atsakymą? Jisai pats sugalvos? Paustint žmonės vis tiek paustint, nes jis diskutuoti, kas yra geriau. Kai tu ieškosi ne informacijos, o tai įsidiskutuoti, kuris sprendimas geresnis, turbūt tas kontentas taip susikurs. Tarp kitką mačiau, sako, kad bus revoliucinis pokytis šitame AI-aus mokymasi, nes dabar buvo, sukurkim dar daugiau milijonų parametrų, dar daugiau prikiškim ir pagaliau tą pasieksim sąmonę, kad AI-us turės. Google'as dabar kitų kelių bando naiti vadinamas nested learning, kur tu mokaisi mažom dalelytėm, bet mokaisi nuolat. Trumpai tariant, kad jisai nebus taip, kad apmokai vienas įk modelį ir jisai žino, bet daug mažų dalykų ir kurios atsiradus naujoje informacijoje gali persimokyti. Tai žodžiu. Tai tikisi, kad taip jisai bus ir up to date, ir protingesnis, ir visaip kitaip. Geras. Bet didžiausias mano kuklė nuomonė šiais metais pokytis yra, kad turinys sprogo. Internetas sprogo, mes pamiršom turbūt, koks jis buvo jau anksčiau, bet kiek dabar bet kur feedą scrollinam, kiek ten yra generuoto turinio ir kiek yra tikro. Sugedęs feedas yra, ta prasme, nebėra to tokio net noro, poreikio scrollinti, žiūrėti, nes viskas, ką matai, atrodo fake. Bet, žinai, aš suprantu, kad fake, jūs suprantat, kad fake, kiek žmonių nesupranta, kad fake, ypatingai jeigu nėra pažymėta, kad ten dirbtinio intelekto kažkokia informacija. Visi sukčiavimo būdai, visi bandymai, prašymai paaukoti, sugeneruotos nuotraukos, visokie video, ar matėt, kas buvo pasaulyje, visokie fake gyvūnai, paukščiai, ten reiškiniai gamtos ir dar kažkas. Šiaip tiesiog žinios, labai daug fake turinio yra, kuris atrodo kaip real. Čia mačiau statistiką, Lietuvos Facebook'e 500 000 bobų su gėlėm. Fine. Prasme, fake'inių accountų. Kas 4 Facebook accountas yra fake'inis ir jeigu pamatai komentaruose, kad kažką nusišnekėjo, paspauskant. Ir net ne visur ta informacija yra pažymėta, kaip ir sakiau, kad tai yra dirbtinio intelekto informacija. Bet jeigu aš užmatau, nežinau, kaip jūs darot, aš jeigu užmatau kažkokį pasiūlymą stebėti, būna kažkokį išmeta profilį ir yra stebėti, gali spausti stebėti, bet jis tiesiog nėra tavo draugas, nėra tavo drauguose ir velniams tau iš vis jį stebėti, nes net ta info, ką jisai paustina, visiškai yra ne tavo rato, ne tavo kontas, bet žodžiu, vis tiek išmetai tą feedą. Ir tu aiškiai matai, kad ten yra nuotrauka dirbtinio intelekto, tekstas dirbtinio intelekto, net žmogus, tas profilis yra fake'inis profilis, o info surašyta ten, tu mano visas talmudas. Normaliai užpildyta, ne? Taip, ir komentarai žmonių, tikrų žmonių jau yra, kad ten arba sveikinam, arba užjaučiam, arba čia paaukojom, ten sveikit, būkit ten, žodžiu. Tai aš tokius profilius einu ir blokuoju. Šis tas sanitaras, kuris pamato ir einu reportinu. Reportinu. Ir visada gauni atgal iš Facebook'o atsakymą, kad neradom nieko blogo ir viskas neateina mano atsakymai. Bet tada nepareportinu. Reportinu, ta prasme, atsakymo, kaip ten ar radom ar neradom kažką, tai ne, bet tu reportinti gali. Duoda atsakymą. Visada? Duoda.
dažniausiai per parą laiko. Ne? Mhm. Arba kažkur pas mane feedą pasimetė. Tai prie notificationų būna, bet labai dažnai Facebookas daro taip, nieko nematėm. Ir tam yra priežastis. Taigi šiais metais jie apsiskelbė, kad planavo 10% pajamų iš reklamos gauti iš cheminių reklamų. Mhm. Nes apsaugoti visas reklamas yra per daug pastangų, nes tada normalūs vartotojai turės ten 7 kalnų ožius ritualiniu būdu paaukot, o reiškia, sukčius vis tiek ras kelią. Nu, bet čia, žinai, skamba, kad leiskim virti samagoną, nes ką čia visus išgaudys. Nu, kas norėjo, tas geras. Kas norėjo, tas geras. Tai taip nėra. Apie 90% informacijos yra padedant AI, dabar kuriama tekstas, video. Aš video kartais pats prisigaunu dabar ant tiek gerų yra padaryta, kad... Jo, yra ant galo sora. Tai gerai, jeigu yra Jeigu pažymėta. yra. Tai yra watermarkas, jeigu nėra. Tai... Jo. Kažkas, mačiau, pradėjo daryti bairius, dėti ant tikrų video. Eik tu. Watermarkas sora. Eik, geras. Nu tai žodžiu, dabar viskas yra realybė susimaišusi su fantazija ir atvirkščiai ir dabar taip sunkiai beina atskirti, kas su kuo ir kur. Aš dėl nuotraukų, pavyzdžiui, nepykstu, nes nuotraukos, man atrodo, iliustracija. Bet tekstas, kur būna visiškai generuotas ir matosi žmogus, kur savas visiškai nepridėjo, ne? Arba tie video kokie nors tokie, nu... Aš nepykstu ant dirbtinio intelekto generuotos informacijos, aš pykstu ant to, kas su jie yra daroma. Visi, sakau, prašymai paaukoti pinigų, apsimetinėjimai, kad serga. Ir, nu, va, aš pykstu ant šito, o ne tai, kad ten, tarkim, faina nuotrauka sugeneruota ir aš žinau, kad ten dirbtinio intelekto ir, nu, why not, tegul. Bet, vat... Dar vienas pokytis, žinot, kai būna, kai atsiranda kas nors, tai vis laiką atsiranda koks nors, nu, kaip būna, žinai, kepsnys ir šalia vegan kepsnys. Amerika ir arabai iki dabar šis metais prisistatė AI centrų, ne? Reikia dom centrų didelių, reikia elektros belekiek. Iš kur elektrą gausi? Reikia statyti elektrinių. Nu ir kad kažkaip pateisinti klimato įtaką, vis tik green AI. Toks terminas naujesnis, ne? Ką reiškia green AI? Tipo, mes naudojam jūros vandenį aušinimui. Ane? Ane? Turbūt gal ir, nu, žiūrėk, nepatikrinta informacija, bet... Ar tikrai visi ir viską, ne? Šiaip spėčiau gal kokio vienoj parodomojoj vietoj vieną serverinės kambarį kaip nors to vandenio aušina. Tai Microsoftas turi ten kažkokį domcentris, irgi nuleidė jūrą. Nu, bet tai... Bet tas domcentris ten yra ne tai, kad veikiantis, bet tas vadinamas cold storage. Kur ten archyvavimam visokie, kur ten duomenys neturi vaikščioti, tiesiog, nu, į jūrą įmetė ir kažkada gal prireiks. O šiaip Amerikoje turbūt anglim, kuriana ir... Amerikoje dar vienas yra irgi šiemet išpopuliarėjo Virtual Power Plants. Pasakok. Virtual Power Plants tai reiškia, kad tu irgi yra appsai, tu savo išmanų į namą, jeigu turi saulės baterijas, jeigu tu, tarkim, esi pasijungęs mašiną kraut, jisai pagal tavo įpročius, pagal tavo elektros naudojimą paskaičiuoja, kad, tarkim, tavo žiūri, mašinos baterija yra pilna, bet tavo kaimynas ten kažką intensyviai daro, jam reikia elektros. Nu tai iš tavo tos mašinos, jisai biški baterijos padreinina, kaip sakant, jeigu ten kokia naktis yra ir negeneruoja, žinai, energijos. Nu ir tavo kaimynas ją naudoja, žinai, tavo, aišku, kompensuojama yra, nu taip pat kaip Lietuvoje, tarkim, turi saulės elektrinę, jeigu turi perteklių, žinai, tik tai, kad čia iš baterijos, iš tavo mašinos, netgi gali paimti ir panaudoti. Painiai, pasikrovė iš panakties mašiną iš ryto, reikia važiuoti, atsigali 0%. Yra kažkaip gudriai padaryti, kad tau neiškrauti, žinai, tas pilnos baterijas. Kaimynas, 3 kalbenkės įsijungia per naktį varę. Dar nėra labai populiaru, bet vis tiek jau vėl va, Amerika, Kinija, kurie pats pirmieji va tau užsiema. Geras. Tai va, EAUS kainą bando sumažinti, bet tas toks pokytis, kad tą visą technologijų, tą sprogimą ir tą EAUS hypą, kur jau šiais metais, nu, kiek girdėjom, va čia ne vieną, 100 domcentrių pristatysim. Kas sustabdė? Paprasčiausia elektrą. Nėra iš kur paimti elektrą. Sustabdė, va, šitas
Zuckerbergas. Matėjau, šiek domcintis statys. Ne. 50 milijardų. Aš tokių skaičių nepažįstu. Ta prasme, Mano pydas nepraleidžia tokios info. man patiko. Trumpas netgi buvo paustą parašęs. Tai va, ne tai, kad paustą video buvo padaręs, sako, aš nesupratau už tokią sumą, ką ten turi pastatyti. Jam rodė. Ir jam vizualiai atnešė, tipo yra Manhattanas ir kvadratas, tipo kokio didžio domcentrį, taip, per 2/3 Manhattano. Tai Trumpas, that's why. Ai, žinau, dabar aišku. Žinai, kaip būna vaikai apie pinigų šneka ir kai bando pasakyti kokią nors neįsivaizduojamą sumą ir tam 153 milijardų. Čia man už tiek Facebookas statys. Tiesiog Klaipėdos beveik dydžio. Domcentris. Jeigu norit suprasti. Ne tik, kad su paspirtuku, o mašinas reikės, kad ne iš vieno galo kitą. Taip. Aš kažkada iš tikrųjų bandžiau gilintis, šiaip palyginamą principą, kad suprast, kokie maži ir niekingi padarėliai esam, koks yra Lietuvos biudžetas metinis ir palyginti su ten kitų kompanijų. Tai mes ten, Google HR skyrius yra didesnis turbūt už visą Lietuvą. Jo. Ten geriau taip nedaryti, nes kai pagalvoji, tas skėlas, koks yra, tai smegenis ir kompiuteris kartu viename, tai šiais metais kaip ir realybė sukišo Neuralinkas į galvelę, sučipavo. Ir gali valdyti kompą vien tik mintim. Aišku, gal labai skamba, gali valdyti kompą mintim. Na, žinai, mes ir taip jau ir kalbėjotose laidose bandėme analizuoti ir pasakoti, bet čia tas turbūt toks prototipas, ne, kur kažką vieną veiksmą, keletą veiksmų ir tai toksai... Bet nuo kažkas, jo, kažkas turi tą pradėti ir lūžis buvo, nes vis žadėdavo, vis rytoj ir yra. Geras pokytis yra vadinamas ambient computing, kur tu jau, pavyzdžiui, automobilis. Teko šiais metais susipažinti su vienu modeliu gan artimai ir daugiau pavažinėti. Nors buvo žadėta, kad čia išmaniosios sistemos tau čia padės susidūrimo išvengti. Realybė, žinot, kaip veikia. Jo, tai visi pristabdymai taip toliau. Tai jau seniai veikia, tai jau jokia nenaujovė, ten 10 metų atgal tikrai jau seniai buvo. Bet, pavyzdžiui, reiškia, kad jis apskaičiuoja, kad jau bus avarija ir tau praneša, turėtų pranešti kelios sekundės iki įvykio. Realybėj jis man jau mano laidotuvio maršas būtų pasibaigęs, kai jis man praneša. Aš važiuoju, iššoka tai išmanioji sistema, žinai, ir sako, obstacle close. Aš jau 3 kartus spėjau pristabdyti prie tos mašinos, suvaldytą visą situaciją ir jis man tada obstacle close. No shit, Sherlock, nematau aš, va šito gaidžio. Ir tikrai, man tu išmetė pranešimą, aš paskaičiau, man reikia sprendimą priimti kažkokią, ne? Galgi dabar aš čia turėčiau sustabdyti ar pasukti vairą? Bet čia nepaisant to, kad jau po laiko, ne, tau pranešė, bet net ir kelios sekundės iki yra per vėlai, negalvojat, per mažai laiko. Kelios sekundės tu gali kažkokį sprendimą priimti. Tai čia turbūt vien dėl to, kad, mes, pažiūrėjau, tas automatinis pavairavimas irgi, ne, kai veikia. Tai galiu pasakyti, 9% atvejų gerai, bet jeigu keliuosi juostas išbražytas, belia kaip, tai jisai kelia remontas viskas. Ir važiuoja. Paliko linijas, kur, žinai, nusukti pievą, tai nuvažiuotum į pievą. Važiuotum į pievą. Tikrai, paprastai. Arba vienas jau buvo staigesnis posūkis. Jis yra iki kažkokio kampo ten nurodyta, kiek jis tau vairuoja, bet, tu pavažinėjai pusę metų ir pamiršti. Važiavau, labiau posūkis buvo išlaužtas, tai jisai suko, ai, nafik, nebesuksiu, važiuoju tiesiai. Tai va, bet tas pokytis toks, kad, technologijos pasidarė tau padedančios šalia būti, ne, bet čia mes šnekam vieną apie mašinas ir ne vieną apie mašinas turim šnekėti, bet paskutinis mašinose tas toks irgi pokytis pirmas iki išgirdau, kad pagaliau žiūrėk, nebėra, kad viskas, vien elektrinė mašina važinėsti. Pastebėt, kaip šis metas pritilo. Pasidarė, kad gal čia biškai ir kitokius gaminsim. Ten, kur buvo 2030 atsisakom vidaus degimo variklių. Nebeatsisakom.
Bet dabar mašinose dar vienas pokytis įvyko. Atsirado natrio jono baterijos. Tas pats, kas ličio jono, tik druską apibarstytas. O tai ličio... ličio yra, yra Kinijoje, kalbėjom, yra Afrikai kažkur, viskas. Natrio besk su kastuvu ras. Tai o ant kiek efektyvų? Natrio tos baterijos jos yra mažiau efektyvios, jų talpa, kaip sakant, tam pačiam svoriai, yra mažesnė kompresija. Bet užtat jos pasikrauna kokius 3 kartus greičiau. Okay. Tai realiai tu atvažiavęs į kolonėlę, tau ne 40 minučių krovimas būtų, 10-15 minučių, tu įkrautum, kad vėl nuvažiuot, žinai. Tu iš trigerinusiu veganiukų prilėksto papasakot, kaip 40 minučių nesikrauda jo. Jo, bet kas dar vienas pagrindinis skirtumas, tai tos baterijos yra beveik nedegios. Ličio jono užsidegė, tu sėkmės užgesinti, o šitos baterijos, jos nėra, jos nedega taip stipriai. Jos tirpsta. Jos sugenda, trumpina, bet jos neužsidega taip. Kas dar paprastos ličio jono baterijos, jos 2000-3000 įkrovimų, ir jinai viską suprada. Šitos netgi virš 10 000, jos tai yra... praktiškai amžinus būtų. Beveik amžinus. Ir kas yra svarbiausia, čia kaip mūsų Lietuvoje, jos gali normaliai funkcionuoti prie -40. Okay. Jos nepraranda to iškrovimo. Ličio jono baterija -40, jeigu nėra kažkokio pašildymo, kur viskas... Tai kokie minusai tos baterijos tada? Nieks nemoka jų normaliai dar gaminti. Pradeda gaminti, kitais jau pradeda į mašinas dėti, jau yra ne tik tų pilotinių, bet jau tų konsumerių, vartotojams skirtų modelių. Vienintelis, sakau, didžiausias yra minusas, kad jau ta talpa mažesnė per tą kiekį. Tankis mažesnis. 15 km nuvažiuosi tokią mašiną, kur minusas. O, pažiūrėsi, nuvažiuosi. Bet pagrindinis tas toks sumarum shiftas, kad, pažiūrėk, toks buvo seniau, elektromobiliai, baterijos, kas čia daugiau nuvažiuos. Dabar šis metais tiek to baterijos, AI-us dabar. Nejauti to tokio. Jo, šiemet visiškai AI-us. Kai iki AI-us buvo multiversas visokiose konferencijose. Čia visi išsikelsim gyventi su akiniais vaikščiosim. Multiversas, šiaip neišsikėlė nieks. Palaukit. Multiversas išuona, AI-us. Bet multiversui, akiniai nauji irgi išėjo. Kurie? Apple Vision Pro 2 atnaujinta versija. Pirmos nepirko, tai galvoju, antrą pirks. Dar antros, kiek žinau, nepirka nieks. Kažkai kokią kainą ten jo? Pirmi buvo 3,5 buvo. $1000. Neišpopuliarėjo tie akiniai. Nors yra jų dabar daug ir šiais metais ir Metagi išleido tos tokius pusiau papildytos realybės akinius. Ir Apple Vision Pro. Mano šventų įstikimu. Biškai maža rinka. Žmogus nenori nešioti to. Yra maža rinka. Čia, kaip sakant, sena tema. Tiek tie žaidimai, tiek tos programos, kaip sakant, rimti developeriai į tą nelenda, nes ten žino, kad daug neuždirbs, nes maža rinka. Kas turi tus sakinius? Jeigu turėtų kas antras žmogus, kiek ten produktų būtų. Jūs dar kur vieną vietą tikrai paspartino programavimus. Labai mažesniais resursais kompanijos programuoja dabar didesnius projektus. Žaidimus, nesakyk dar apie vibe codingą. Tai su to vibe codingo yra tiek priprogramuota šūdo, kiek sunkiai sugalvosi. Jis labai puikiai tinka tam. Vibe codingas, nesupranta, tai yra tiesiog tu šnekiesi su kompiuteriu ir sakai, kad tu jam... Eksperimentiniu būdu. Jis tau duoda kodą, tu jį įterpi, patestuoji, neveikia, sakai, žiūrėk, man neveikia, pataisyk, pataiso vėl. Bet jis pradeda taisyti jau veikiantį kodą, prirašo nereikalingo. Ir žodžiu, ir taip toliau. Tai čia gal aš čia tik kaip pavyzdį daviau, tu čia žinai, kaip grynas. Bet žaidimų rinkoje buvo, kad labai prisideda prie greitesnio developinimo, tas tikrai yra, protingai įrankis naudojamas duoda naudos, bet tas toks buvo, kur AI-us botas jau tampa tavo komandos nariu. Tai irgi kažkuriuose žaidimuose ten buvo išbandyta, kad tu gali turėti šalia lakstantį, biškių protingesnį, daugiau žinantį, bet strateguojantį, tipo tokį, žinai. Jo, bet mūsų vienas kolega, neskelbsiu puslapio, matei, žiūrėjo ir atrado, kad tiesiog API-us raktas į kodą įkištas. Tai va čia yra to vibe codingo pavyzdys, kur jisai parašo tau daiktą, kažkokį kodą,
tau jisai veikia taip, kaip tu nori, kad veiktų, bet arba tu jo blogai paprašai, arba jisai visiškai neatsižvelgdamas į saugumą parašė ir puslapį įkiša viešą raktą ir tai yra tragedija. Nu, ir vat, Nors atrodo viskas veikia. rimtesnis hakeris, jeigu eitų, net nerimtesnis, paprastesnis. Tiesiog 13 metų vaikai. 13 metų vaiks eitų, kaip 19 sakant, ir metų viskas. studentė. Svetai nesulaužyta. Soc tinklai ir nauji žmogaus įrodymai. Mhm. Dabar jau šiais metais skelbė seniai, kad darysim, kad tu turėsi įrodyti, kad tu esi žmogus, ne? Mhm. Dabar tu turi už tai mokėti pinigus. Kad gautum tą verification badge, ne, tą Mhm. ženklelį verifikuotis. Nu jo, ir šiaip net nemenkus, man atrodo, tos pinigus subscriptionas kainuoja, kur ten galėtum užsidėti ženkliuką, kad esi tikras. Tai čia jau premium versija patapo būti žmogum. Jo, premium versija. Bet žinai, pažiūrėjau, pagalvoju, nu gerai, jeigu esi jau ten didelė žvaigždė, tu turbūt perki ir nežiūri, kiek tas kainuoja, bet nusipirk TikTok'e, nusipirk Instagram'e, nusipirk Facebook'e, nusipirk X'e. Mhm. Ten už visas platformos, kai susimokėsi, nebus taip mažai. Mhm. Tas abonentėlis ten visai... Susimes į vieną krūvą. Tai jo, tai tokia vos netapo kaip prestižas save pozicionuot, kad tu tikras žmogus esi. Nu, iš kitos pusės, nuo tų visų feikinio akauntų aš neįsivaizduoju, kaip apsiginti. Ką daryti, kad Mariaus akauntą dabar kas nors nepakurtų. Nu, bet sukčiam, gal, pavyzdžiui, kas trukdo sukčiui? Nu, kaip pinigų klausimas. Jam paimti ir užverifikuotos kitus akauntus. Kaip tu užverifikuosi? Tam pasų, kopijų, visko reikia. Iki tokio lygio. Jo. Nu gerai, mano lietuvišką pasą nusinčiu į Ameriką. Kaip jie normaliai patikrins? Tai reikia testą Kažkaip padaryti. abejoju. Užregistruojam Kas man- parimantą. Ne. Kas jeigu aš sugeneruočiau? Nu, nežinau, manau, kad nepraeitų. Nesu girdėjęs Frodo, kuris leistų patikrinti svetimą tapatybę. Nu tai baigtų. Čia tada Nu gal nežinau, tiesiog. visas žvaigždės būtų feikinio akauntų prikurtas ir būtų nuskambėję. Ne, tai paprastai, manau, nepasidarysi. Nu ir pradėjo žymėti, aišku, AI-us turinį, kaip sakėjai, visi tinklai. Bet man kas baisiau, pavyzdžiui, X'o, Grokas, jis yra biased. Jam yra dabar tiek prie viso tų AI-us modelių, bet jie visi yra nukreipti kažkaip elgtis. Tai šiais metais irgi kiek buvo pavyzdžių, kad tą patį klausimą užduok skirtingi modeliam ir tu gausi skirtingus atsakymus, nes jie turi, bet prasme, totaliai skirtingus. Jie turi politinės pažiūras, į kažkokią pusę eina, ne? Jie turi Kažką labiau myli, kažką preferina ir kažką panašiai. nelabiau. Nu ir šiais metais atsirado su tuo ir saugumo iššūkiu. Tai, pavyzdžiui, lapkričio mėnesį pasirodė tyrimas, kuris, aš manau, pakeis visą nežinau, saugumo pasaulį, kiek tai toli įdomu nueis, bet dabar būna, sėdi pakeriukai, kitoj pusėje sėdi red team, blue team. Vieni puola, kiti ginasi, ne? Nu ir taip ir gyvenam. Ir jau buvom pasiekę tokią ribą, kad tas hakerių pasaulis, jisai investuoja daugiau pinigų negu verslas į apsaugą. Nu tai jau tu giniesi mažiau prieš daugiau. Bet pirmo dokumentuota ataka su Kinijos, aišku, remiama valstybinių lygių remiama grupuotė padarė praktiškai pilnai automatizuotą ataką paremtą AI-us Anthropic Claude modeliu. Tai prikūrė agentų, tai yra tokių tarpinių procesų, kurie vienas agento žingsnis ieško skylių, kitas žiūri, kaip į jas įsibrauti. Jiems tik tarpinius veiksmus reikėjo patvirtinti ir sukūrė pilnai automatizuotą tokį atakos paieškos vektorių ir davai į internetą. Tai tu įsivaizduok, tu neturi šansų apsiginti, nes tas AI-us modelis, jis tau palei užduotas instrukcijas, jisai tau 4000 veiksmų per sekundę padaro. Tu sėdi, nespranti net, kas vyksta. Tai jeigu vienoje pusėje, aišku, kad tas toliau tęsis. Tai buvo pirmoji dokumentuota ataka, kur Anthropicas labai mielai dalinasi tą informaciją kažkodėl, nežinau kodėl, bet čia daugiau klausimas jiems, kodėl iš vis tą modelį išėjo panaudoti tenai. Bet jie parodė, kad
tai valstybiniu lygiu ataka panaudota polimui. Tai dabar kita pusė, ką turės daryti, tą patį tokį modelį taikyti gynybai. Ir viskas. Tik palauk, kas čia gaunasi AI prieš AI? prieš AI. Taip, o mes tik stovim ir žiūrim. O mes stovim žiūrim ir kieno AI stipresnis, to sistema principė nugalės. Tai Iškai baisu. Pirmos užuomazgos šiemet, nes, kaip sakiau, saugumo produktai irgi visi AI powered dabar, tik ten to AI powered. Tai dar vienas dalykas šiemet kvantiniai kompiuteriai. Šiemet labai daug dėmesio buvo skirta irgi apsisaugojimo nuo jų. Visi senieji metodai, kaip ten yra tokie pasvardai, tau tiesiog nebepadės. Bet skaičiau kažkokį tau jau yra... Kvantinis kompiuteris ne 4,000, o 4 milijonus tau galės komandų per sekundę pavadinti. Žiūrėk, dėl saugumo skaičiau kažkokią quad safe į algoritmus jau deda apsaugas. Taip, šiemet labai stipriai buvo į tą dedama, kad kaip apsisaugoti jau nuo kvantinių kompiuterių ir jau dabar pradeda saugumo sprendimus daryti. Kad bus sertifikatuose tokie algoritmai, kurių net kvantinis kompas tipo net koduos. Nauja specialybė šiais metais. Minėjai vibe codingą. Tai aš tau daugiau pasakysiu. Vibe codingas yra jau praeitis. Dabar yra vibe coderio klaidų taisytojas. LinkedIn žmonės rašosi jau specialybės, kad jie vibe coding klaidų taisytojas. O privačiam pokalbį vienas klubietis narys pasakojo, kad sakė, matė ir vibe coderio klaidų taisytojas. Tai seniau tiesiog vadindavosi koks debugeris, testeris, dabar jau. Kokybės ten specialistas. Toliau safety specialistas, bet žinai, seniau būdavo cyber security. Dabar gaunasi toks cyber AI security. Visas specialybės dabar yra su AI. Bet ko AI, dadėk ir. AI-us redaktorius. Kur, ar nematėt, nes čia nišinis buvo, kažkokiam laikraštį straipsnis užsienietiškam ir sako, mes nuėjom pilną ciklą. Parašytas straipsnis ir žinot, kaip čia GPT apačioje išmeta. Ar nori, kad tęsčiau? Tai su tuo įkopinta ir atspausdinta. Aš galiu tau pateikti, jeigu reikia, ten tu tik pasakyk. Tu tik pasakyk taip ir mes tęsim. Tai vat, yra specialybė AI-us kuratorius redaktorius, kuris žiūri, ar nepalikta tokių nesąmonių ir redaguoja tekstą. Geras. Prompto direktorius. Prompto direktorius. Tu skamba kaip bendrųjų reikalų vadybininkas. Bet žiūrėkit, naujos specialybės. O ką jūs galvojate apie visą tą tokį bumą, kad čia visi aitišnikų nebereikės viską? Reikės. Aitišnikai tiesiog bus ant steroidų. Vat sekanti profesija irgi tą ir pasako. Microsoftas beje, nepamenu kaip vadinasi įrankis, bet paleido Pilot Agents ar kažkas. Žodžiu. Yra Microsoftinė aplinka agentam, nes jie dabar leido kurtis ant Copiloto krūvą agentų. Na gerai, prikūrytų milijoną tų agentų. Now what? Kaip juos valdyti vienoje vietoje? Nes jie yra palaidi. Jie tiesiog mėtosi kažkur. Tai vat ir bus AI-aus agentų architektas. Kur tu galėsi vienoje platformoje juos suvaryti vieną vietą, dalintis, galėsi managint, kažką keisti. Tai va, nauja specialybė AI-aus agentų architektas. Va tas toks avelių ganytojas. Nu, ir ar jisai bus efektyvesnis už paprastą darbuotoją, tai faktas, kad bus. Ten visokias tekstinės užduotis, jisai tikrai geriau padarys. Bet tik tiek, aš iš tos pusės labiau klausiu, kai visi čia, žinai, šneka, diskutuoja. Oi, čia aitišnikų nebereikės, jau kodą rašys AI-us, juniorų nebereikės, tik seniorų, bet kaip tam seniorui patapti seniorų, jeigu jisai nepabus juniorų ir midų, žinai. Čia buvo tiesiog išpūsta ir čia dar taip toli gražu. Bet ir pučia toliau, žinai, ir toliau ten klėdė šneka apie tai. Ką Aistė sako teisingai, junioram dabar darbą rasti bus sunkiai.
Bet, kompanijas, aš manau, tiesiog neturės pasirinkimo, nes, tų seniorų tiek nėra. Ar tu gimtas Žiūrėk, mažesnėse kompanijose vis tiek bus. Vis tiek tu turi užaugti, kažkokiu būdu privalai užaugti. Bet gal tau nebereikia užaugti iki senioro, gal jau tas, vidurinis, middle laiptelis bus. Bet tu nepatapsi iš niekur. Taip, nepatapsi, vis tiek turi eiti palaipsniui. Tik tai tiek, kad gal, šiek tiek išsiskirstis, kas ką daro. Sakai, avelių ganytoja, Jo, bet baisu, ką metų pradžioje konferencijoje Mario irgi girdėjom, prisiminė, sakė, ar norėsi, kad tavo kodą rašytų tas, kuris nesupranta, ką rašo? Vibe codina. Vibe codina ir tu pasileidai, nežinau, turiu standartinę 100 milijonų apyvartos įmonę, ir jinai sukasi ant vibe codingo parašytos programos, kur bičias net neįsivaizduoja, kas ten viduje. Aišku, kad nenorės. Gal ten laikmatis įjungtas, kad už 30 dienų išjungti viską ir susinaikinti. SEO, GEO. Tikrai šių metų transformacija didelė. Kas buvo, šnekėjom, Google'o paieškoj labai svarbu buvo pirmose 3 linkuose išsireitinguoti. Dabar svarbu, ką čia GPT siūlo. Čia GPT pradėjo siūlyti su nuotraukom, jau matėte, ne? Aha. Su viskuom, tai... Jo, kaip fainai. Kuo toliau, to labiau eisim. Nematė, nes darbučiai yra tik oligarchų planas. Aš Copilotą naudoju. Copilotas dar neduoda nuotrauką. Ne. Tai realiai TLDR šiais metais AI'us bandė patapti operatorium. Pirmi bandymai yra, bet nepatapo. Turinys, kuris jau vėl nežino, kas yra realybė. Asmeninis identitetas. Kad už viską jau reikia mokėti. Jeigu nori verifyins. Kad technologija patapo tokia, šiek tiek nematoma, patapo fonas, kad yra ir kaip kreivai veikia, bet kažkiek veikia. Ir jos yra visur. Jo, jos bet kur. Ir viskas yra AI. Kūryba tapo standartinė kažkokio darbo dalim. AI'aus kūryba, nežinau, kas matėt, kad, protingi naudoja AI. Tu jeigu gali parašyti tekstą greičiau ir tavo mintis atitinka, tau užtenka tik peržvilgti, tai kodėl ne? Ir tas naujas specialybės, vėl prisikūrė tų naujų specialybių, aišku, kitais metais bus dar daugiau. Ir aš kažkaip galvoju, kuo toliau, to labiau reikės tokių bendrinių įgūdžių, nes tos specialybių mes čia nespėsim užvadinti, kaip jos keisis. Kritinio mąstymo, reikės sąmoningumo kažkokio lygio ir, ta prasme, tiesiog vertinti informaciją. Bet tų tokių AI'us, agentų, architektų, whatever, kaip tu juos beužvadinsi, kur ateis žmogus į įmonę, jisai sugebės suvaldyti tuos agentukus ir dar kokiam nors skyriui pasakyti, kad žiūrėk, čia galima, čia efektyviau padaryti, naudok tą ir tą. Va čia aš galvoju ateitis bus, kur gal ne plikas programeris kažkoks, Taip. O va tokių reikės ir labai labai daug. Okay. Tai tokia ir buvo ta mūsų 25 metų apžvalga. Tai ačiū, like, share and subscribe. Ir ar žinojote, kad vidutinis žmogus išprakaituoja 250 litrų vandens? Per kiek laiko? Per metus? Sakėm, darysim be rubrikų, bet ne, vis tiek įkišo. Imkit tą niekam nereikalingą faktą ir turėkit. Ate.